jums, tai iš tikrųjų matėmės labai seniai, nes aš labai stipriai susirgau, reikėjo man pas daktarus važiuoti. Šiandien irgi važiuosiu, pažiūrėsim, ar tikrai taip yra, nes man liktais sako, kad yra plaučių uždegimas, tai nežinau, žiūrėsim. Žodžiu, tai geriu visokius ten vaistus, gerėja, tai labai gerai. Ir žodžiu, jeigu suprato, tai aš jau su nauju telefonu filmuoju ir žinokit, kaip buvo sunku su juo ten viską pasidaryti, tos nustatymus ir taip toliau, eik tu savo. Tiek nervų, negaliu. Žodžiu, bet šiandien yra Halloweenas, tai galvoju su draugė susitikti geriausia austėja ir nuvaryti kokį kiną ir tada, nežinau, gal pasivaikščiosim mieste ar kažkas tokio. Nes pas mane kaip ir negalėtų atvažiuoti, nes mama dar vis tiek biškai serga ir mano brolis. Bet planuoju filmuoti video. Ten mano brolis. Aš jį turiu saugoti žodžiu. Nes mama dirba. Aš pasakysiu žodžiu toliau. Bet žodžiu, varysim į vieną tokį... Nežinau, man pasakyti pavadinimą. Nu, į Dead Towną, žodžiu, planuojam varyti, nes visi ten, kiek žinau, važiavo ir tikrai atrodo įdomus, nors į ten baisu žiūri būtų tipo faina. Man labai patinka šitie visokie baisus dalykai, nes aš labai greit įsigastu. Ir tuo labiau, kai mama pasakė, kad jinai nugalvau, kad mane nuvežtų su draugė šiandien tenais. Ir nufilmuočiau tada ir būtų vienas tiesiog video toksai. Bet kame yra esmė, kad ir mama norėtų tada ten eiti, o jinai vis tiek kaip ir dar serga ir dirba vis tiek. Tai norės kartu, tai kažkas buvo keisto, nes jai tokie dalykai, kiek žinom, nelabai tai patinka, irgi baisu. Bet žodžiu, pažiūrėsim. Taip, pažiūrėsim, kurią dieną važiuosim ir nufilmuosim. Tai labai laukiu. Tai va, o dabar aš jau pavalgiau. Išgeriau vaistų ir eisiu dabar klotis lovą. Nekreipkite dėmesio į šitą šukuoseną, nes aš bandau kažką čia darytis, kaip seniau ir gražiai pavykdavo, bet nežinau, ar dabar pavyks, žodžiu. Išsileisim ir pažiūrėsim. Palaukit. Tai va, žodžiu, saugu dabar brolį, 12 valandą važiuosim pas traktorius ir... Palaukit, kiek dabar valandų? O 18 minutės jėtus. Tai už tikrai jau turiu eiti keltis, rengtis ir taip toliau. Susitiksim vėliau, kad jūsų čia ilgai neužlaikyti, nes jau 3 minutės šneku. Žodžiu, jau praėjo gan laiko daug, galima sakyti. Ir žodžiu, kaip matot, susirašiau, tai dabar laikas išsileisti plaukus, nes dabar yra kem 1 minutė, tai mes išvažiuosim, nežinau, kelint. Gal kem 5, gal 5, kažkas tokio, tai žodžiu, jau pradedu leistis. Aš labai tikiuosi, kad viskas pavyks, nes tikrai nebuvo patogu miegoti. Nors tai atrodo, kad patogu, žinau, kad žiauriai juokingai atrodo, reiktų savo, jaučiu neiščiau, prašau, kad būtų išžiūrę. Nes visą laiką aš tai bijau, man dažniausiai jie būna šlapi ir man jie neišdžius. Bet aš turiu gerą nuojautą kažkaip šį kartą. Kokios spiralės, klausyk čia pas mane, wow! Jaučiu pavyko šį kartą, bet taip kažkaip spiralės mintinga. Nu tai taip ir turėjo būti iš tikrųjų. Pavyko, aš dar netikiu, o čia biškį reikia praskirstyti, nes į vieną. Kažkaip atrodo, kad va šita pusė labiau tokia, bet teiktų savo po tokio ilgo laiko, ilgo laiko man pagaliau pavyko. Kažkas čia su šito. Taip gražiai, tu savo. Tik kad priekiniai skiriasi biški. Nu, nežinau. Gerai. Va. Jo. Ir dabar tai tiesiog pradžiuvinsiu. Aš nežinau, kada čia blogas. Tai, žodžiu, jau einu. Žodžiu, ten dar pavalgėm poliklinikoj. Tai vat, reikėjo ilgai laukti, tai užtrukom labai ilgai. Tai vat, dabar aš einu į stotelę.
tikiuosi, kad spėsiu. Yra dabar lygtais po 2:11 minučių arba 12. Man autobusas po 2:28. Tai jo, skubu. Tai vat, priti. Tai vat, jau susitikau su Styte. Tai žodžiu, dabar vaikščiam, nes mums filmas po 4. Kiek po 4? Po 20. Jo, tai dabar... Tiek. Oi, ne, jums blogai rodo, po 3:11. Jo, tai žodžiu, dar kokią valandą. Tai dabar tiesiog vaikščiosim. Tai vat, susitiksime vėliau. Sakė, kad tas filmas, kurį žiūrėsim, žiauriai Aš per geras. TikToką mačiau vieną video, kad tipo geras. Nu tai pažiūrėsiu. 'Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. This is all it takes. Žodžiu, einam labai vaikščiam beveik visą parduotuvę. Nuo Akropolį. Ir dabar nėra ką veikti. Nu tai dar eisim į 4. Žiūrėsim. Žodžiu, išėjom jau iš filmo. Žiauriai patiko. Labai įdomus. Tikrai Venomas 3 pavadinimas. Kaip tau? Gerai. Nu tai daugiau. Patiko. Dabar mes einam į Laisvės alėją ir labai gerą resorą pasirinkom, kai tamsu ir purškia ir vėjas didžiulis. Nu bet žodžiu, buvau pasiėmus ten surių tų popkornų ir kolos, tai ten pasiėmiau tų popkornų, tai nežinau kokie dideli, bet mažesni ir vis tiek nesuvalgiau. Tai žodžiu, mamai parnešiu, nes jai patinka iš Akropolio popkornai. Tai va. Leba biškis šaltoka. Jo, pirštinant norėtųsi. Jo. Ką aš dar norėjau pasakyti? Kažką aš dar norėjau pasakyti. Aš pamiršau, ką dar norėjau sakyti, tai vėliau pasakysiu. Tai va, bye bye. Žodžiu, jau atėjom į stotelį, jau važiuos čia lyja, krapdoja, nežinau, ką čia daros, visa šlapia. Bet nežinau, dabar aš važiuosiu. Už 2 minučių. Tai va. Už vienos, man rodo. Už vienos. Ir tada baigsis. Čia kamera. Jaučiu, kitą video filmuosiu, kai varysim į Dentowną. Nežinau, ar pavyks, nes pavyks. Aš nežinau. Kodėl nežinau. Ir reikia ko. Tai čia ir pabaigsiu video. Aš iš tikrųjų galvojau, kad dar daugiau pafilmuosiu, bet taip gavosi, kad taip ir nevažiavau į tą parką. Dentowną ir tuos namus ten. Tai labai liūna, nes, nepavyko tiesiog. Tai va, tai biški šitas video pasirodys vėliau ir bus jau daug praėję laiko nuo to Halloweeno, bet labai atsiprašau, bet tiesiog labai daug mokslų, namų darbų ir taip toliau ir pavargus būnu ir nespėjau. Bet ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvų. Žinokit, aš jau vos prisiminiau savo pabaigą. O mes susitiksime kitame video. Ciao!